Sveiki atvykę! Džiaugiuosi, kad įsijungėte šį vaizdo įrašą ir nusprendėte patys pamatyti CRM sistemą sukurtą tiems, kurie nori parduoti daugiau ir efektyviau. Per ateinančias 5 minutes parodysiu Pipedrive CRM sistemos pagrindus bei funkcijas, kurios padeda supaprastinti kasdienius verslo procesus. Pradėkime nuo pardavimų piltuvėlio ir etapų, per kuriuos keliauja klientai. Užklausa, sukontaktuota, susitikimas, pasiūlymas, derybos ir sutartis. Kiekviena kortelė, kurią matote, nėra tiesiog įrašas. Tai realus žmogus arba įmonė, su kuria šiuo metu vyksta pardavimo procesas. Vienu žvilgsniu matote, kiek turite galimybių, kokia jų vertė ir kurioje vietoje jos yra. Nebelieka chaoso, nebelieka spėliojimo, viskas aišku. Sukurkime naują sandorį. Spaudžiame mygtuką, atsidaro paprasta forma. Suvedate pagrindinę informaciją apie klientą ir jeigu šis klientas jau kažkada buvo jūsų sistemoje, Pipedrive jį automatiškai atpažįsta ir priskiria visus turimus duomenis. Jokių dublikatų, jokių papildomų veiksmų. Sukuriate sandorį ir jis iš karto atsiranda pirmoje stadijoje. Nuo šio momento procesas pradėtas ir jūs jo nebeprarasite. Atidarykime sandorį ir pažiūrėkime, kas vyksta viduje. Čia matote visą kliento istoriją vienoje vietoje. Kairėje pusėje pagrindinė informacija. Vardas, įmonė, telefono numeris. Paspaudžiate numerį ir galite skambinti tiesiai iš telefono. Po skambučio sistema automatiškai pasiūlo užfiksuoti pokalbį. Ką kalbėjote, kokie sekantys žingsniai. Viskas iš karto išsaugoma. Nebereikia rašyti kažkur atskirai, nebėra bandymo prisiminti po kelių dienų. Toje pačioje vietoje galite siųsti ir laiškus. Pasirenkate šabloną, kurį jau esate susikūrę, jį galite lengvai pasikoreguoti pagal situaciją ir iš karto naudoti. O jeigu trūksta laiko arba nežinote, kaip geriausiai suformuluoti žinutę, dirbtinio intelekto pagalba laiškas gali būti sugeneruotas už jus. Jums tai reikia trumpai parašyti, apie ką bus laiškas, pasirinkti toną ir ilgį. Kol dirbtinis intelektas generuoja tekstą, jūs jau galite galvoti apie kitus žingsnius. Ką kalbėsite su klientu, kokį pasiūlymą siūsite ir kokią strategiją taikysite. Taip pat yra dar viena labai svarbi funkcija, kurią rekomenduoju naudoti kiekvieną kartą. Tai laiškų sekimas. Prieš siunčiant laišką būtinai aktyvuokite mėlyną akies ikoną. Ji leis matyti, kiek kartų ir kada klientas atidarė jūsų laišką. Tai labai aiškus signalas, kada verta susisiekti su klientu ir tęsti pokalbį. Tiek laiškai, tiek skambučiai, tiek pastabos automatiškai kaupiasi vienoje vietoje. Taip pat galite žymėti svarbiausią informaciją apie klientą, pavyzdžiui, jo poreikius, kainą, kokybę ar greitį. Visa informacija išlieka vienoje sistemoje, todėl niekur nedingsta ir yra lengvai pasiekiama visai komandai. Atidarius sandorį, per kelias sekundės galima suprasti visą situaciją. Niekas nepasimeta, niekas nesidubliuoja ir niekada nereikia klausti kliento to paties 2 kartus. Toliau veiksmų planavimas. Pipedrive leidžia planuoti visą savo dieną tiesiai iš sistemos. Sistema susijungia ne tik su jūsų elektroniniu paštu, bet ir su kalendoriumi. Todėl visus suplanuotus darbus ir susitikimus matote vienoje vietoje. Tiek Pipedrive, tiek savo kalendoriuje. Galime pabandyti suplanuoti susitikimą su klientu, pasirenkame susitikimo temą ir nustatome laiką, kada esate susitarę kalbėtis. Dešinėje pusėje matote savo kalendorių, todėl iš karto žinote, ar tuo metu esate laisvi. Tuomet pridedate klientą kaip dalyvį ir sugeneruojate susitikimo nuorodą. Viskas atliekama vienoje sistemoje. Išsiunčiate pakvietimą ir tiek jūs, tiek klientas jį iš karto gaunate savo kalendoriuose. Sistema tiesiog neleidžia pamiršti klientų ar suplanuotų darbų. Viskas yra labai patogu ir paprasta naudoti. Nebereikia atskirų sistemų rašyti laiškus, žymėtis komentarus, kaupti klientus ar failus. Sistema primena, ką reikia padaryti ir kada. Todėl nei vienas klientas nelieka pamirštas. Na, o dirbant su klientu, kiekviena jo kortelė progresuoja per visas stadijas, nuo pirmo kontakto iki galutinės Deal 1. Kiekvienas veiksmas, užduotis ir sąveika fiksuojami sistemoje, o visa informacija automatiškai kaupiama statistikoje. Todėl galime lengvai matyti, kiek sandorių buvo užbaigta,
kuris vadybininkas pasiekia geriausius rezultatus, su kuriais klientų segmentai sekasi efektyviausiai ir kur dažniausiai stringa procesai. Tokiu būdu ne tik gaunate aiškų vaizdą apie savo pardavimų veiklą, bet ir galite nuolat tobulinti procesus, nukreipti komandą ten, kur reikia didesnio dėmesio ir priimti sprendimus paremtus tiksliais duomenimis. Todėl CRM sistema augančiam verslui yra pirmo būtinumo įrankis. O Sonaro komanda Lietuvoje pasirūpina, kad diegimas įvyktų sklandžiai, mes padedame ją optimizuoti pagal jūsų procesus ir verslo modelį. Integruojame su jūsų jau esamomis IT sistemomis bei apmokome, kaip viskuo naudotis. Susisiekite su mumis, užtikrinsime sklandžią pradžią. Ačiū už dėmesį, geros dienos ir skanios kavos.